Laurynas Burovas, kitaip Maibachas, už šito vyruko jau užsitvirtino internete statusas legendos. Nuo pastovių dramų, santykių, challenge'ų, kurių niekas daugiau nepadarytų. Greičiausiai ne visi sutiktų su tokiu pasakymu, kad vyras, kuris valgo savo šūdus laivo metu, yra interneto legenda ir aišku, surenka dabar didelę bangą heito. Ir tai suprantama už ką. Tačiau apžiūrėsime, kokios pasekmės nulėmė tokius Lauryno pasirinkimus ir ką turiu omeny interneto legendą. O amigos, aš lauksiu iš jūsų aktyvumo, numeskite subscribe, kas dar nėra, paspaudę jo, bei komentaras labai padėtų prapušinti video kuo toliau ir tada nieko nelaukia, šauna prie video. Dabar Maibachas išgyvena ne savo geriausias dienas, kurios atsišviečia jo veiksmus internete, daugelis jį kritikuoja, apšmeižia, apkeikia, jisai save vėl pasistatė į tokią juoko rato vidurį, tačiau tai privedė dideli nemalonumai, su kuriais jam teko susidurti. Aišku, galbūt jie netokie, per kurios reiktų eiti valgyti šūdus tiesioginių transliacijos metu, tačiau įvyko keletą dalykų, blogi pirkiniai, blogi pasirinkimai, kurie privedė prie Maibacho veiksmų, kurios dabar matote iš šio pusės internete. Visų pirma, kad mums išsiaiškinti, dėl ko Maibachas pradėjo savo, sakykime, tokį krešauto etapą interneto gyvenime, reiktų nusikelti į 2024 metų gegužės mėnesį, kuris buvo Lauryno laimingiausias, tuo pačiu blogiausias mėnesis gyvenime, ir tai buvo jo pirkinys naujo automobilio, vertės kurio yra 26 000 eurų iš lietuviškos kompanijos, kurio metu buvo padaryti tariamai apgavimai. Situacija tokia. Laurynas taupydamas 8 metus ant savo svajonių mašinos atrado skelbimą nuo kompanijos, kuri prekiauja automobiliais pas mus Lietuvoje, paprasčiausiai automobilių turgus, kuriame Laurynas sutiko savo tą viešnę BMW X5 2014 metų už 26 000 eurų, kas asmeniškai man jau skamba ne kažką variantas, kad tokių metų už tokią sumą, tačiau tai yra Maibachas. Bei prieš istoriją. Ant skelbimo surišta, kad automobilis yra tvarkingas, yra idealios būklės, nu ko ir tikėtumėsi iš mašinos už tokią sumą, bei tiesiog tikėsi, kad jei pirkiau automobilį iš kompanijos, kad jų žodis turėtų būti tvirtas tas tuom. Tad Maibachas pamatė skelbimą, jam skambinasi, kalbasi apie mašiną ir tolimesni veiksmai Lauryno, jisai nusiperka mašiną ir atrodo turėtų būti jo laimingiausia diena, kuri greičiausiai ir buvo, nes po tiek metų taupimo jisai įsigijo savo svajonių mašiną, tačiau ta laimė ilgai netruko, kai vos už kelių dienų atranda variklio defektą. Bei nuvaręs pas mechanikus atranda, kad mašina yra kuo toliau nuo idealios būklės, nes turi visokių defektų, kurių tvarkymas prasideda nuo 7 000 ir daugiau eurų. Ir dabar Maibachas bando atsigrąžinti pinigus, grąžinti mašiną, tačiau kompanija ignoruoja ir viskas nusitempia iki teismų. Ir čia yra paviršutiniškai kaip susidariusi situacija, bet žvelgiant detališkiau yra keletą niuansų. Laurynas suradęs skelbimą, susiekė su kompanija, jisai asmeniškai net nebuvo prieš pirkimą gyvai atvažiavęs apsižiūrėti mašinos, kas jau yra minusas. Jisai ne tik, kad nebuvo jos gyvai matęs prieš siūsdamas pinigus, jisai net nebuvo nusivaręs automobilio pasitikrinti į servisą, ar jo būklė tikrai atitinka jos aprašymą. Manau, tai yra tiesiog normaliausias ir saugiausias būdas neapsigauti ir tiesiog būti užtikrintas, kad mašinos būklė atitinka jos aprašymą. Tad ir susidaro keletą dalykų, ties kuriais Maibachas neprotingai pasielgia, ir pasižiūrėjus į regitros patį paskutinį punktą prieš sudarant sandorį parašyta. Pirkėjas patvirtina, kad prieš sudarimą šią sutartį jis įvertino transportos priemonės ridą, taip pat transporto priemonės ir jos atskirų dalių būklę, ir dėl jos jokių pretenzijų pardavėjų neturi. Finališkai gaunasi, kad Maibachas pasirašęs pirkimo pardavimo sutartį prisėmė atsakomybę ant savęs kaip pirkėjo. Tačiau iš kitos pusės, jeigu tu pirkėjai automobilį iš kompanijos, tu tikėsi, kad jinai atitiks jų nurodymais ir tikėsi gauti tokį saugumo jausmą, kad kompanija taip nepasielgtų ir neužsimtų tokiais apgavimais ar nuslėpimais kažkokiais automobilio trūkumais. O dabar paprasčiausiai gaunasi apgavimas kompanijos ant savo kliento ir jų žodžiai yra, kad Laurynas pats ją sugadino. Sugadinti variklį ir pridaryti žalos nuo 7 000 skamba, kažkaip nelabai įtikinamai. Ir galiausiai dabar viskas nusitempia iki teismų, vyksta dabar jau pats sultingas vidurys, kompanija pasijungė į lobį savo advokatą, Maibachas jau vieną šito dalyko išleido virš kelių tūkstančių, ant visų popierių, advokatų. Tad žiūrėsim, kas toliau bus, koks verdiktas, kas laimės. Greičiausiai greitų metų dar tai neįvyks, nes tai gali prastėsti mėnesiais, metus, nežinia. Tačiau visą tai privedė Lauryną Maibachą iki šiandienos dienos, per kurį, jeigu sėdite internete, TikTok'e, Instagram'e, greičiausiai sutikote gan keistus klipus nuo Maibacho, o vyšnia ant pačio torto jo naujoji karta challenge'ų, kurie sudaro, tokių bangerių epizodų kaip sliekų valgymo arba šūdų valgymo, netgi ir šūdų veido ant kaukę. Jau Lauryno interneto dydis toksai, kur netgi turi savo challenge'ų listą, kada kokie bus, bet galite pasistabdyti, pasižiūrėti, kokio maždaug tipažo jie būna. Ir kas dar juokingiausia, jisai prieš kelias dienas pasidarė savo pirmąją tatuiruotę, galiu netgi duoti 5 sekundės pabandyti atspėti, kas tai galėtų būti. Užuomina jinai yra ant kaklo. Jisai pasidarė tatuiruotę Sigma Boy ant kaklo.
Aišku, kaip visada komentaruose pilna heito ir tai suprantama už ką, tačiau kaip pradžioje buvau pasakęs, kad Laurynas yra interneto legenda, aš iš tikrųjų taip ir manau. Lietuvoje reikia tokio žmogaus kaip Maibacho. Taip, daugelis jį nepatinka ir jo tie challenge su visais šūdais žiauru yra, bet dėl to Maibachas ir turi tokį charmą, nes daugiau niekas taip nepadarytų kaip jisai. O galiausiai, darbas toks. Europa, jaunas verslininkas buvo apgautas, jam pavydė stonkai, katleriai, radistai, plius reikia atkreipti visuomenės dėmesį. Ir teisybė yra svarbi. Tas su Maibachu dabar kažkaip tokia situacija. O amigas, tikiuosi patiko vidosas, jeigu nori daugiau tokių naujienų, nežinau, panašių vidosų, duokit žinoti. Beje, pakomentuokite, ką jūs manote apie dabartinę Maibacho, pavadinkime, kontentą. Aš tam video tiek, nepamirškite paspausti tą subscribe, o jeigu domina gaming kontentas, užsukite į antrąjį kanalą, kurį rasite description'e. Ir kaip visada, amigos, susitiksime naujame vidose.